Kviečiame į išskirtinę ir unikalią vietą. Garsioji šarmo kavinė Farša. Sakoma, jei nebuvai Faršo landže, tai nebuvai Šarm el Šeiche. Farša kavinė įsikūrusi prie Rasumsido koralinio rifo ir yra viena iš vaizdingiausių ir įsimintiniausių Šarm el Šeicho vietų. Farša kavinė tai tarytum antikvarinis muziejus po atviru dangumi. Kavinė pastatyta ant uolos krašto, todėl iš kiekvienos sėdimos vietos atsiveria nuostabi jūros ir visos įlankos panorama. Farša reiškia kilimėlį, pasitiesti maldai ar ant suolo atsisėsti. Kita farša reikšmė yra senas arabų kalbos žodis, reiškiantis lango rėmą arba duris. Todėl čia tiek daug medinių durų, langų rėmų arba kilimėlių. Vieta ir atmosfera išties kerinti, o besileidžiant girgždančiais mediniais laiptais, tarytum pasineri vis giliau į tą tvyrančią aurą, kurioje glūdi senos istorijos su sava paslaptimi. Poilsio zonos tarytum terasomis leidžiasi link jūros, o vietoj įprastų kėdžių minkštos pagalvėlės ir minkštasuoliai. Ši vieta išskirtinio dizaino. Interjere panaudota daug antikvarinių daiktų ir medžio gaminių. Tai lyg atskiras nedidelis pasaulis. Kiekviena dalelė su savo istorija. Čia neįmanoma visko apžiūrėti, kur kiekvienas daiktas galėtų papasakoti savo unikalią istoriją. Čia ypač gražu stebėti saulėlydį, o sutemus ir apšviesta tūkstančiai žibintų, tarytum įgauna kitą formą, rūbą ir spalvą. Tad apsilankius abejingų nelieka. O dabar susirasim vietą. Patogiai įsitaisysim ant minkštų pagalvėlių ir stebėsim, kas vyksta čia. Hello? Sorry? Excuse me, it's a private hotel. It's not Farša. It's a private hotel? It's not If you want to go downstairs, from this way street and take a left and down. Ask my friend to sit here. Čia rezervuota? Arabiškas tos gal geriam jūs, arbatas, ne? Galim.
Aspetta, non è peccato. طلبنا منه الشفاعة في نهار واحد قال لي عليكم الأمان قال لي عليكم الأمان ما هموت ولا يا مداد 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 واو واو تفايني يا مداد يا مداد يا جمال الوجود طاب فيك الشهود والبرايا ركود إن عيني ترى ما لقلبي سود يا جمال الوجود لا تخلي عليك وانتصاري
Atsisveikinam su Farša kavine, su jos spalvingu žibintų rūbu ir paslaptingu savo šydu, kuris ilgam įstrigo mums širdyje. Persikeliame į kitą pasaulį. Atvykstam prie Al-Sahaba mečetės, kuri yra turbūt ryškiausias Šarm el-Šeicho miesto pastatas, kuris yra vienas iš labiausiai įsimintinų senamiestyje. Šalia mečetės Šarm el-Šeicho senamiestyje įsikūręs ir senasis turgus. Didžiulė gausa ir pasirinkimas įvairiausių prekių. Kaip ir visuose turguose, galimos derybos ir kokią kainą suliksite priklausys tik nuo jūsų gebėjimo derėtis, kainą sumažinant perpus ar net dar daugiau. Daugybė įvairiausių keramikos dirbinių. Galima išsirinkti gražų puodelį, auksu žėrintį arabiško stiliaus arbatinuką, kuriame grįžus bus galima paruošti kokią kvapnią, egzotiką kvepiančią arbatą, kuri nuolat sugrąžins prisiminimais į tą visiškai kitokį pasaulį. Čia patraukia dėmesį ir smilkančių smilkalų kvapas. Žiba senas šuns, iškamšos apatiškos akys, iš po apgaubtos arabiškos skaros. Pro nosį pučia dūmą, lyg rūkydamas cigarą. Ir tai išskirtinumas, kuris patraukia dėmesį tarp įvairiausių spalvotų daikčiukų.
Aha. Burį jaučiu. Aha. Arabiškos suknelės, prieskonių gausybė, įvairiausių spalvų žibintai, sapnų gaudyklės ir daugybė kitų išskirtinių prekių, kurias įsigijus tikrai dar ilgai ir maloniai primins tas egzotinės akimirkas. Patraukiam toliau egiptietiškomis gatvėmis, kur jau nebestebino gatvėse vaikštantis kupranugariai, akis priprato prie gausybės spalvų, mirksinčių švieselių ir arabiškų šūksnių. Pasiekėm vietą, kurioje lyg didžiulėje alėjoje atsiveria dar kitoks pramogų pasaulis. Ой, koks ten. Vienas šalia kito išsirikiavę įvairūs restoranai, pramogos ir paslaugos, kas žingsnį siūlydami ir kviesdami užeiti būtent pas juos. Šurmulys ir judėjimas tęsiasi, tik dar kitokioje atmosferoje, kurioje tik spėjom dairytis visų išskirtinius pasirodymus, pakvietimus ir pasiūlymus.
Ši gausa ir didžiulė pasiūla lyg puikus patikrinimas. Kiek mes esame stiprus ir tikri savo pasirinkimais. Kaip lengvai galim paskęsti blizgučių tuštybėse. Ar gali išlikti ramus, lyg tas sėdintis Buda, kuriam nieko nereikia, tiesiog būti čia ir dabar toj akimirkoje.